Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei, projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 1 Petro 4:13. Verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti dideliu džiaugsmu. 1 Petro 4:16. Bet jei kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te šlovina dėl to Dievą. 1 Petro 5:3. Ne kaip viešpataujantis jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžių kaimeniai. 1 Petro 5:3. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. 1 Petro 5:7. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin, çünkü o sizi kayırır. 1 Petro 5:8. Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. 1 Petro 5:9. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. 1 Petro 5:12. Per Silvaną ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, kad tai yra tikroji Dievo malonė, kurioje jūs stovite. 2 Petro 1:05. Todėl parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybę, pažinimu. 2 Petro 1:06. Pažinimą susivaldymą ištverme maldingumu,